dažniausiai naudojamų standartinių įrankių rinkinys Kaspino juostoje. Svetainės skaitopos.lt puslapyje parsisiunčiu šį dažniausiai naudojamų standartinių įrankių rinkinį. Eikime į aplanką, kuriame yra šis parsisiųstas failas. Tai yra zip failiukas, tada šį failiuką iškerpame ir įklijuojame į vietą, kuri jums tinka. Aš pasirinksiu savo dokumento aplanką ir įklijuokime šitą failą čia. Tada šį failą išpakuoju. Aš naudosiu WinRAR archyvatorių, taip, išpakuoju čia. Ir matome, kad atsirado aplankas VRX4CUI. Zip failą galim ištrinti kaip nereikalingą. Jeigu atversiu šią aplanką, jame rasiu failą instrukcija.txt. Šioje instrukcijoje jūs rasite trumpą aprašymą, kaip ir kas. Dabar užversiu šią instrukciją ir dabar jau galime užkrauti šitą standartinį įrankių rinkinį savo grafinėme redaktoriuje. Tai atveriu grafinio redaktoriaus langą ir surinksiu komandą QELOAD. Pasirinksiu failą ir nurodęs reikalingus aplankus, tai dokumentai VRX4CUI, pasirenku reikalingą failiuką vrxk.cui, AutoCAD terpėje tai būtų CUX, gale X raidė. Spaudžiame atidaryti ir mygtuką įkelti. Užversiu šį dialogą ir Kaspino juostoje užsikrauna nauja kortelė CAD, kuriame yra jau standartinių įrankių rinkinys. Visas šis rinkinys yra nemokamas ir jūs galite juo naudotis bei tolimesnėse pamokose. Aš turbūt jį ir pats dažnai naudosiu.